Kol būsiu gyvas, dirbsiu tėvynės labui. Petras Vileišis. Amžininkai jį vadino geruoju lietuvių tautos genijumi. Pats Petras Vileišis, tartum įsipareigodamas visam gyvenimui, sakė, kol būsiu gyvas, dirbsiu tėvynės labui. Ir tai nebuvo tušti žodžiai. Petras Vileišis labai sėkminga kelių inžinieriaus veikla užsidirbęs didelį finansinį kapitalą, jį paskyrė daugiausia šviečiamai veiklai – lietuvybei gaivinti. Petras Vileišis daugiau už visus mus yra nusipelnęs didžiojo Vilniečio vardo, nors gimė ir augo ne Vilniaus mėlynuose, o gana tolimam Pasvaliečių krašte. 1935 metais rašė Liudas Gira, pažymėdamas, jog tą garbingą vardą Vileišis nusipelnė savo dideliais darbais, kurių tikslu buvo Lietuva ir Vilnius, Vilnius ir Lietuva. 1901–1905 metais Petras Vileišis buvo žinomas Vilniaus miesto dūmos narys, labai gerbiamas. To Krul Litevski vadindavo jį Vilniaus lenkai. Įtakinga jo padėtis visuomenėje ir kilnus kultūrinis darbas buvo reikšmingas faktorius Vilniaus lietuvių judėjimui. Lietuvių kultūros židiniu Vilniuje tapo Petro Vileišio namai, kuriuos jis pastatydino 1904–1906 Antakalnyje. Nors moderniai įrengti rūmai brangiai kainavo, bet tai pakėlė lietuvių vardą Vilniečio akise. Vileišis statė ne tik savo, bet ir visai lietuviškai Vilniaus visuomeniai, mokslo, kultūros, visuomeniškumo reikmėms, todėl savo pagrindinį pastatą netokį didelį pasistatė, o štai antrajame pastate viską galėjo sutalpinti, nes pusrūsyje buvo spaustuvė, pirmame aukšte Vilniaus žinių redakcija, be abejo knygynėlis, toliau buvo patalpos ir Lietuvių mokslo draugijai, kurie įsikūrė čionai ir turėjo savo rinkinius, ir salės pirmai lietuvių dailės parodai, irgi čia pas mus buvo, ir visą tai pastatė prie gatvės. Iki Pirmojo pasaulinio karo Vileišio namuose virte virė tautinis kultūrinis gyvenimas. Per Lenkijos okupaciją įsikūrė Lietuvių ryto švietimo draugija, Lietuvių mokslo draugija, didelė biblioteka, muziejus, skaitykla. Čia buvo to meto Vilniaus kultūrinio gyvenimo centras, kuriame lankėsi visi ryškiausi to meto lietuvybės puoselėtojai, gyveno Jonas Basanavičius. Ne tik tai gyvas būdamas, jis čia buvo nuolatinis šitų rūmų gyventojas. Aš manau, kad netgi mūsų muziejėlyje mes sakome, kad turime Basanavičiaus rašomąjį stalą, bet aš labai norėčiau tikėti, kad ir viena iš mūsų spintų, kuri labai įdomiai sukonstruota, tai mano supratimu labiausiai būtų tikusi Lietuvių mokslo draugijai, nes viršutinė dalis tinka knygoms, apatinė dalis didesniems dokumentų aplankams, o per vidurį yra tokia tarpinė horizontali dalis archeologiniams radiniams labai tinkama eksponuoti. O juk Basanavičius važinėjo po Lietuvą, kur tik išgirsdavo. Ir beje, būtent ne kieno nors kito, o Basanavičiaus atminimo kambarys buvo įsteigtas šituose rūmuose po daktaro Jono Basanavičiaus mirties. Taigi tas kambarys Basanavičiaus vardą taip įtvirtino šituose rūmuose, kad jis ir liko. Petro Vileišio kelias į Vilnių savo gyvenimo aukštumas
Prasidėjo tolimame Medinių kaime, kuris gimė, augo ūkininkų šeimoje. Vėliau tęsė mokslus Šiaulių gimnazijoje, baigė aukso medaliu. Medalis suteikė teisę gauti gerą tarnybą arba įstoti į universitetą. Pasirinkęs mokslą, Vileišis įstojo į Peterburgo universitetą. Petras baigė 2 aukštąsias mokyklas – Peterburgo universiteto fizikos matematikos fakultetą ir Kelių inžinerijos institutą. Studijų metais susiformavo Petro Vileišio filosofinės pažiūros, kurios turėjo lemiamą reikšmę visuomeniniai tautiniai veiklai. XIX amžiaus antros pusės studentas ir, sakykime, jau lietuvis studentas jautė, kaip ir lenkas studentas, kaip ir rusas studentas, jautė pareigą visuomeniai. Tai reiškia, įpareigojimą jau dirbti dėl savęs tam, kad po to atiduotum tą, ką pats surandi savyje ir ką supranti. Tai vat Petras Vileišis to jau pasižymėjo ir būdamas studentu. Iš esmės, reiškia, studijuodamas, jis jau puikiai suvokė, o kągi jis toliau veiks. Ta prasme, jis matė savo tas žinias, savo tą veiklą, kurią iš tikrųjų matė kaip inžinierius, aišku, kaip inžinierius, bet jis matė ir jau tuo metu prasmės to inžinerinės veiklos daroma visuomeniai ne tik tais, reiškia, materialiniai dalykai, bet ir dvasiniai, kultūriniai dalykai, kurie susiję su vertybinio pasaulio formavimu. Pirmasis lietuvių studentų būrelio mėginimas sukurti lietuvišką periodinę spaudą buvo laikraštėlio Kalvis Melagis leidimas. Laikraštėlio sumanytojas, organizatorius ir aktyviausias bendradarbis buvo Petras Vileišis. Laikraštėlio pavadinimas kilo iš gimtojo Medinių Sodžiaus prisiminimų. Kaime buvusi kalvė, į kurią labiausiai traukdavęs senukas Kalvis. Jis dirbdamas vis pasakodavęs ir pasakodavęs, kiekvieną pasakojimą baigdavęs tokiais žodžiais. Aš visko prišnekėjau, primelavau. Mano protelis menkas, liežuvis minkštas. Ką sugalvoju, tai ir meluoju. Esu Kalvis Melagis. Kalvis Melagis ėjo nuo 1875 gruodžio 1 iki 76 kovo 1 dienos. Ėjo 3 kartų į mėnesį, išėjo 10 numerių. Tačiau rasti yra tik tai 2. Galbūt yra išlikę ir daugiau, galbūt dar kažkur archyvuose rasime. Tuose 2 numeriuose mes galim skaityti apysakėlę Jonsiraniutę, Kalvio pašnekesius su kaimynais, praktiškus patarimus, matome ten skaičiavimo užduočių. Visa tai rašyta, ne regis, o iš tikrųjų rašyta paties Petro Vileišio, ypač apysakėlė ir Kalvio pašnekesiai. Be abejo, bendradarbiavo aktyviai ir kiti studentai. Laikraštėlis Kalvis Melagis, kaip rašė Tumas Vaižgantas, reiškė viešumon pradėjusią veržtis tautinę suspaustą dvasią. Petrapilio lietuvių studentų būrelis bene pirmasis pradėjęs tautinį lietuvių judėjimą su Petru Vileišiu metė į tautinę lietuvių dirvą pirmą grūdą, kuris Basanavičiaus sieloje išdygo aušra ir, kaip sakė Tumas Vaižgantas, Petras Vileišis nemažiau vertas paminklo kaip ir Basanavičius. Nepritardamas aušros romantiškai krypčiai, Petras Vileišis stengiasi pakoreguoti jos programą pozityvizmo dvasia, tai yra sukonkretinti Lietuvių sąjūdžio ekonominės bei socialinės gairės, skatino vengti politinio radikalizmo, daugiau dėmesio skirti legaliems tautinio veikimo metodams. 1884 metais jis išsirūpino valdžios leidimą gauti aušrą paštu, tai yra legaliai. Petras Vileišis taip pat rėmė 1889 metais pradėtą leisti varpą, redaguojamą Vinco Kudirkos. Skirtingai nuo aušros, varpas daugiau dėmesio skyrė ekonominėms bei socialinėms tautinio gimimo klausimams. Tai sutapo su Petro Vileišio nuostatomis. Pirmas žymus lietuvių inteligentų kovos prieš lietuvių spaudos draudimą laimėjimas buvo keli legalūs lietuviški leidiniai lotyniškomis raidėmis, išleisti 1876–77 Peterburge. Tam darbui vadovavo Petras Vileišis. Pats rašė knygeles, susirašinėjo su vyriausiąja spaudos reikalų valdyba ir Peterburgo komitetu
dėl lietuviškų leidinių spausdinimo. Vileišis prieš spaudos draudimą kovojo ir legaliomis, ir nelegaliomis priemonėmis. Išplėtojęs nelegalios literatūros leidimą, jau tapęs geležinkelių tiesimo ir tiltų statybos inžinieriumi, kartas nuo karto lankydavosi pas vyriausios valdybos spaudos reikalams viršininką ir mėgindavo spaudos atgaivinimo klausimą pajudinti. Nekalbėti, o eiti pas konkretų valdininką, įtikinėti, paveikti ir jis manė, kad tas dalykas gali duoti rezultatą. Ir dabar gal pasižiūrėsim, iš tikrųjų yra įvairių, aiškinimų, kas ar asmeniniai ryšiai, kuriuos jis užmesgė nuo pat studijų laikų, o po to jau būdamas žinomas visoje Rusijoje inžinierius, tiltų statytojas, ir be abejo buvo kotiruojamas gerai, Rusijos administracijos valdininkijos tarpe. Ir jo asmeniniai ryšiai buvo gana platus ir įtakingi, jeigu pagal pavardes pasižiūrėsim, ir Maskvoje, ir Peterburge pirmučiausiai. Tai iš tikrųjų jo, santykiai su valdininkais, nebūtinai tie, kurie sprendimus priėmė grinai politinius, bet tie, kurie priėmė sprendimus Rusijos ekonomikai svarbius, jis veikė tokiu būdu. Jis ėjo, aiškino ir bandė. Petro Vileišio ir daugelio lietuvių inteligentų sutelkta kova davė rezultatus. 1904 m. gegužės 7 d. buvo panaikintas spaudos draudimas. Petro Vileišio pirmųjų leidinių reikšmingumo svarbą pabrėžė Jonas Basanavičius. Su šiais rašiniais Petras Vileišis davė pradžią pasaulietiniai populiariai literatūrai, nes tuo laiku užsienyje spausdintos lietuvių knygos beveik visos buvo tikybinio turinio. Petro Vileišio veiklą skatino karštas troškimas skleisti mokslo žinias tarptautiečių gimtąja kalba. Tam darbui jis buvo pasirengęs, turėjo lėšų, jam buvo prieinama pasaulietinė literatūra, nes mokėjo graikų, lotynų, vokiečių, prancūzų, rusų, lenkų, anglų kalbas. Per 20 metų Petras Vileišis savo lėšomis ir daugiausia nemokamai išleido virš 100 šviečiamojo turinio knygelių.